Sveiki visi, atvažiavom su tėčiu į sodybą vėl. Eisim šiandien laiptus, bandysim išardyti vienai pusėje ten turbūt. Matysim, gal tinka dar, pakalsim, kažką paveiksim. Šiandien turiu atvežti polistirolį. Sakė, apie 2 valandą gal. Tai ką, startuojam, žiūrim visi. Bandysim tus laiptus išardyti, atkalsim šitą tinką. Matysim tada, kaip aničiai įsiims. Ten iš anos pusės negulant metalų, tai eina parodysiu. Va, čia metalai tokie. Atrodo, aničiai iš gabaliukų tokie sumesti. Bandysim atkalti tarpus, pažiūrėsim, kas čia bus. Čia irgi tinka, reikia numušti visą. Pabandysim, kad kopėčius daužyti va. Короче, štekeris paliko rozetėj. Reikia naują štekerį keisti. Be dešiniatorių bandysiu sulaužti. Tai puikiai. Palauk, tėti biškį. Pasitrauk. Pasitrauk biškį, padarysiu. Trikampiai čia. Sudėti ant tų metalų viskas. Gerai, šupeliuok. Va, tokie trikampiai sudėti ant metalų. Tokie va trikampiai sudėti ant metalų. Ant tų metalinių švelerių viskas. Tai va, po vieną čiuk ir išmesim laką ekskavatorių ir paskui tos metalus ištrauksime viskas. Bandysim nuleisti kaušą dėti. Jeigu taip įdės. Nežinau, žiūrės. Pabandyk.
pagavo. Daužysim dar su kūju tą kamparį. Sukišta. Atvažiavo man polistirolis 21 pakis. Nešiojam nuo gatvės. Neįsukti negalim žmogus. Tėtis padėt po biškį kiek gali. Tik sutilpo visas 21 pakis. 8-3 kvadratai, man ten bus 3 sluoksnis, dėsiu po 5. Gal galvoju, va tas nusipirkti. Reikės čia turbūt kažkur sudėti. 43 pakių reikia, 5 man da. Tos reikia išvežti, gal į sodybą, nežinau. Amžius. Armatūra čia reikės, kai betonuosime žiedą. Man nebus žiedą, man bus vienai pusė betonas, kitai pusė betonas. Nu va, viskas šiandienai. Iki rytojaus visiems. Stėveliukai nubėga. Labas rytas visiems. Atvarėm vėl mes į sodybą savo.
Atvežėm armatūrą iš garažą, reikės ten vatą kažkur susidėti. Užsakiau. Tai va, eisim kažką daryti. Bandysim tinkamą užduotį, atsais pečių čia ardyti tam kambarį. Gal išdraskysim grindis ten vienam kambarį, matysim. Nu, žiūrim. Labą rytą. Sudėjom tiek tos armatūros, tiek neužteks mums. Reikės vienai pusė čia 11 metrų išbetonuoti ir kitai pusė reikės dar dasipirkti, nes buvau nupirkęs, bet sudėjau ten į prūdą tada. Atkalsim dabar tą sieną, paskui galės šitos grindys išdraskyti. Nes čia eis mums, čia bus kaip virtuvėlė, tai nedidelė. Kriauklė čia kanalizacijos vamzdžiai. Nuo tos sienos 2 metrai į tą pusę ir išeis į lauką. Ten toliau laukia statysis kanalizacijos įrenginis. Nu, va, kažkaip taip. Vieną sieną pabaigiau. Nu va, išbirginom tas sienas. Čia viską. Dar šitą numušiu. Ir užteks tą, tai verst lauk reikės vis tiek. Nubirės su visais mūrais, su viskom paskui išvešim. Pavaigė tą irgi sieną. Reiks dabar išvežti viską. Vėl lyt pradėjo. Toks neblogas oras buvo iš ryto. Vėl lyt.
Pelis prisitempusias. Grūdų kažkokį. Na. Geras. Pelio lizdėlis, ko čia tik ne. Plevelių visokių škurliukų. Visokie še. Vis dėlto čia ne pelis prisineš, čia šiltinims toks. Nesuprantu, čia avižas kažkoks. Amėžiai kažkaip, bet tai tokį nesąmonį padaryti. Pabaigiam, čia išlūp grindis. Reikės tos grūdus kažkokius vežti į laužą, sudeginsim. Reikės šiupeliuot lauką. Čia nieko nebuvo, švariai. Tai va, nu tai ką, iki rytojaus. Labas rytelis visiems. Aš jau senukuose. Reik man mūrą mišinę maišelį pasiimt, mokinsiuos mūryti. Reik pradėti jau mokintis, reikės ten užmūryti daug kur ką. Kad raščiai įkažin betonas. Betonas. Stambiagrūdis betonas, cementas. Kažkur tas mūro mišinys į kažkur. Reiks eit klausti. Plytelių klijai. Betonas kažkur. Reikia eit paklausti. Nu va, toks. Mes galim papozuoti. 3,19 akcija, aha. 3,9. Čia vaikiukai man prirodė. Nu tai gerai, įmesk man tad maišelį, gerai. Nusipirkau da tokį daiktą. Košiai uždrėpti. Nu įkų, lekam į sodybą. O kokia pala. Per kelią vandain. Į gulbių kiek. Gyvena pelkį. Na, ant savo žemkenčių palės. Tvariam sodybą. Eisim, rakinsimės durikės. Bandysim čia įdėti sąramą, tos duris išsipjauti normalias. Tėtisai sardyti tą pečių. Toliau šitą ardysim. O mes su tą sąramą užsiimsim. Paskui reiks išvežti tos grūdai kažkaip, atsijas kažkoks. Reikia išlūptumėm ten tos duris, kad galėtumėm pasimatuoti aukštį. O, teks išlūpti duris čia. Tos duris, saktas išlūpti. Nu, nuo apačius reikia eiti, tus plytus išimt lauk.
Atsinešiau balkiuką, padarysim atram, dėl vis pikta. Dabar įdėsim vieną pusę, pabandysim, paskui kitą pusę. Ant kitą pusę vis tiek laikas dar ant tos sienos, va. Jeigu ką, tai nenugriūs. Čia dabar prakalsim vieną pusę, va. Įdėsim čia saramą. Ir kitą dieną, jau kai uždžius košės, užmesim ten. Tada antrą pusę, manau, nieks niekur čia nedings. Atpjojau, bet nelabai tiesiai. Akinį užrasuoju, niek nematyti. Na va, to išmušiam. Malsim į vidų saramą. Apie su tą košę mūrą apdėsim, bus gerai. Pasaka. Čia biškė pasikošęs laimės. Čia vėl biškė. Bandysim košės pasidaryti. Gera bus turbūt.
Išsėjo tą sąramą. Dabar uždžiūs galės tada antrą pusę išsipjauti, išsikalti, o paskui čia prasipjausim duris kokias. Reik mum ir viskas ir все, bus pasaka. Давай, я все пакував. Шуду. Давай сюди, ну, ходить. Žymėjau sieną, prasipjausim dabar. Išpjojau, antroj pusė irgi prapjojau. Gerai bus, paskui iškalsim ir viskas. Įgrioju tėtis pečių. Šauniai. Biški tinka čia. Krent pati tiesiog lopais. Biški nuėmiau. Reiks išvežti. Nu, tai va. Paskui čia atsimūris tą sieną. Čia bus vonė, dušas. Skalins irgi nusigriaus. Va tiek bus reikalų. Daug dar. Lėlytė kokia užkasta. Buteliuks. Pietų metas atėjo. Mes jau nebeturėjom kitus tušvanksime. Čia. Ten tos nebėra, ne? Ko? Tušvanks ten tos nebėra jau. Ну, нėra, dėl buvo. Švam pasiimti. Ну, čia нормально yra. Čia yra kalakotėmnis. Daug darbo, mes po biškį judam priekį. Akis dėja, rankus dirba. Jo. Žmonės rašo, nebūtų buvę lengviau pasidaryti, pasistatyti naują. Net ir tą irgi reikėtų nugriauti. Kad naują pastatyti. Aišku, gal lengviau, bet Aišku, lengviau pastatyti. bet tai ką aš tada veiksiu? Neturėsiu ką veikti. Reiks samdyti, kas blokelius deda, reiks viską. Dabar turim mes ką veikti. Tėtis irgi be darbo negali. Nors dirbti kaip velnis. Sako, kas dirba, tas ilgiau gyvena. Nu, Nu, tai va, senelis dirba dar to, kad pagyventų dar. jo. Sakė, nemirsiu, kol čia viską nepabaigsim. Nu, tai ką, skanaus visiems. Valgom ir einam dirbti. Paskui čia prūdą kasim, susimaišys su žemėm, tai bus normaliai. Radau kažkokį tarp spaliutų, kažkitoks klarins Paryž, niekas tau. Nu, kaip skaniai kvap. Pilna butelėlė. Kažkį.
Įdomi kažkoks. Kaip šampūnas kažkoks kvepia. Radau, tai moteriškas rašykit, gal kam reikia. Siuntims nemokam. Tokiom medžiagom, bet šiltindavo ir tais laikais. Išrinkautas. Išvežiau tos šiltinimus visus. Plytgalių pilna buvo, išvežiau 2 točkas. Tokių visokių. Dabar normaliai, da paskui reikės biškį nuimti. Užvešim šviežią smėliuką, kokius 5 cm. Čia žvyrs yra. Nuimsim 5, kokius 7 da. Ir užvešim paskui šviežos smėlios. Va, bus liuksiškai. Tos fundamentus iškalsim visus, paskui jau kai viską išardysim, pasimsim nuomą didelį preparatorių ir iškalsim visus tos fundamentus. Daug kalimo čia bus. Tai jau. Tai va čia išėmė parketą. Grindis kiauras, vis prapūs. Tai čia irgi to šūdai pripilt po grindim. Gal ne, žvyrs šities. Jo, šities žvyrs. Tai liuks tada. Gal daugiau nebus niekur pripilta. Nereiks varkti. Tai va. Viskas, važiuosim namo. Čia jau mūrai pradžiuvo gerokai. Čia durų nebus pas manis. Skambino projektuotojai. Čia bus kalidorius tiesiai va iki tų durų, ar iki tentų net nežinau. Greičiausiai gal iki tentų net. Ir viskas. Tai ką, turbūt ir atsisveikinsim. Visiems iki sekančių susitikimų.